pokalbės išeidamas, čia jau kai nutarė baigti mokytojo karjerą, kažkaip čia pasikalbėjom, sako, aš turiu čia daug visko pririnkęs, gal kokį kampą randam, dar kažką tuo metu ir sakau, bronius, paliksit mums, nu, tai labai gerai, tai kaip tik ir tada ir kilo tokia mintis, va, tokį kampelį rengti, kartu su bronium ir kolegom kitais čia tokia padarėm ekspoziciją, sunumeravom ir užrašai turėtų būti Jau nuo muziejaus įkūrimo 14 metų. Mes dar įsivaizduokit, buvom nematę, nu, tai kažkaip jau net negražu, sakau, vis tiek reikia važiuoti ir pasižiūrėsim, kągi gerbiamas mūsų Bronislavas čia turi. Mes matome daiktus, kurie buvo naudojami Lietuvos gyventojų buityje. Matome svarstyklės, kurios vadinosi buožė. Yra dviejų rūšių – medinės ir metalinės. Taip pat matome čia įrankis skirtas šukuoti lynams, galvutės nuimti. Ir matome kampe žvaninę lempą, nes elektros nebuvo, būdavo, reiškia, lempos. Tik čia nėra to stiklo, kur užmaudavo ant viršaus. Ir apačioje matome žemaitiškas kalvaratas arba verpimo ratelis. Yra du rateliai, o čia yra gal atsimenat? Būštis šviesui. Čia yra žemaičių, reiškia, įrankis, o čia toks pat yra aukštaičių, tobulesnis, su rankena, lengviau yra sukti sviestą. Matome, reiškia, ir skirtą įrankį arklui pabaldoti, o čia toje kampe yra daug oblių įvairių. Čia yra lygintuvas, aš jau čia tą žino. Žinai, lygintuvas. Išlyginti duobes, kai obliuoji lentą, lieka duobes. Jūs leistuvas. Leistuvas, tavo. Jūs leistuvas. Ir. O apačioje matome, reiškia, kad nepamoktų arklio, tai būdavo spynos. Ir, reiškia, yra dvi spynos. Yra taip pat vaplinė, kepti vapliams labai skanius esvalė, kaimiškas vaplis. Su lašiniais ištrina ir įpilda tešlą ir yra valgoma. Įvairių raktų yra skambutis užrišti vienai karvei ir, reiškia, jie eina į vedlys ir kur jie eina, ten eina visi banda. Nereikia pirmės. Ir prieinam vėl prie įrankių skirtų apdirbti lynams. Seniausias yra 1841 metai. Labai gerai išsilaikęs šukos. Antanas sakė, pamatė iš karto, aš matau dumplės skirtas išimti medui. O čia, matot, yra 45 numeris. Yra dėžutė, kur dėdavo motina bitę, jis leidžia kažkokius tai kvapus ar garsus ir visas spiečius eina pas ją. Esate tą girdėję, ne? Jeigu dėdė moterėlės, reiškia spiečius žūna. Taip pat, reiškia, matome įrankius skirtus apdirbti medžiui, leistuvus ir botagas. Poniškas botagas. Ubagas turėjo vytelę, arklio, ne, paganyti. O čia yra specialus botagas, supintas. Taip pat, matome, yra aresa drožė kartį. O yra įrankis drožti karčiai, nuimti žievę. Ir mes prieinam prie įrankių skirtų karui. Yra durklas pirmo pasaulinio karo, yra durklas antro pasaulinio karo, yra tuščios minos, jau sprogusios, ir yra šalmas kareiviškas rusų kareivių. Ta šalma man atvežė iš armijos, reiškia, buvęs kareivis. Iš kur jis gavo šią sprantą? Bet jis yra rusų gamybos, ne Lietuvos, ne vokiečių. Ir pats brangiausias man yra revolveris numeris 101.
Tai yra sukilėlių ginklas 1863 metų sukilimo. Revolveris, reiškia, ir taip pat revolveris iš Antro pasaulinio karo ir batai, kurį aš taip surodžiau. Dabar aš jums parodau, kam tai jisai skirtas. Antanas žino. Žinau. Čia kažkas Bet bišos... špulė. Ne. Nu, Antanas, sakai. Nu, pagalvok, kam jis skirtas? Ne. Nu. Šiai nemaždaug kartą privežti. Jo, privežti kartai, kad mes šešieną. Tas kovinys ten iš dviejų biliau. Jo. Čia toks paprastesnis. Nu. Kartą privežti. Užmeti ir brėlio dar surindau kartą, draug šparkuoti ir O čia yra fotoaparatai. Kas čia? Laukam kirpti mašinėlę. Mūsų su ją kirpdavo. Būdavo nusiklaisti mokykloje, direktoriai tavo galvą įspaudžia, kryžį ir iškerpa. Jo. Kur dingsi, jei į kirpyklą, padėkit pliką galvą. Man tai buvo 2 kartus. A mokytojo pavardę atsimeni? Mokytojai, direktoriai. Atsimenu, a jas buvo vyras muzikos mokytojas Tomsonas. Kas čia yra? Žino, Antanas, žino. Galastovas, galastai ritmom. Skusti barzai. Ten uodai yra. Вот, ta britva. Balas varlas, Jo. aš jau turėjau O dėžutė degtukų pišarinė. Kainavo 10 centų. Tiek pat kiekviena silkė. Ar silkė, ar degtukų dėžutė. 10 centų. Čia dar buvo keli degtukai, matyt, kažkas jie išėmės nebėra. Žiūrėjai, gal ir prieš. Matyt, žiūrėjau, nes vis tik praėjo daug metų. Kiek, 14 metų. O čia yra aparatai. Visi yra rusiški, daugiausia yra FED, Zenit, labai tinkami. O dabar atsimins laikus, kai reikėjo tokių. Mes visi jau turėjom, švietėm. Tai yra prožektorius, lempa, batarėja. Lemputė, tai yra šviduriai dedami. Jo, ir šviečiame. O čia yra liktarna. Eiti, arba. Tai gamyklos, dažinti gamyklos. Žiūrėkit, šalmas. Pirmyn už Lietuvą. Diržai viskas yra. Tik nėra su paminkštinimu, kad galvos nepražytų. Jeigu kulka pataikydavo tiesiai, ėjo kiaurai. Jis tik reiškia nuskeveldrų ir kiaušekų. Jis tik apsaugė. Dabar aš norėčiau, kad jis turėtų visi pažiūrėti arčiau. Duotum man klausimą, ką nors. Pačiupinėti kaip ką. Prašau. Gerai. Čia paimam taip ir obliuojam. Jo. Matai? Obliavo.
Aš žinau, ką buvo naudojami, bet aš nesakysiu. Sakykit. Galiu sakyti? Negaliu. Jūs tą sakykit. Kaip vadinasi ir kam buvo naudojami? Kas iš tai pagaliukas? Nu, pagalvok,